Bet man rūpi jūsų labai paklausti apie Taivaną. Bet lyginant Ukrainos situaciją su Taivanu, ar nebūtų čia iš tikrųjų labai didelis skirtumas tame, kad kuomet Ukraina buvo užpulta, Ukraina tuo metu dar neturėjo nei tikėjimo iš NATO lyderių, NATO valstybių, kad ji pajėgi gintis visavertiškai, ir neturėjo dar ir karinių išteklių, neturėjo dar suteiktos ginkluotės. Ir trečias dalykas, jie turi sausumos sieną su Rusija. O štai Taivano atveju ne sausumos siena, jūrinė siena, kas apsunkintų, reiškia, jeigu Kinija pultų Taivaną. Antras dalykas, Taivanas jau turi suteiktą ginkluotę, jau yra technologiškai daug pažangesnė negu kad Ukraina buvo užpuolimo metu ir jau turi vakarų diplomatinį užtarimą. Matant šitos didžiulius skirtumus, ar nebūtų vis dėlto, kaip jūs manytumėt, kad gal vis dėlto Kinija ir nesiryžtų pulti Taivano? Tai, kaip ir minėjau, Kinija, žinoma, renka tą informaciją ir scenarius kuria. Aš manau, tikrai vienas iš didžiųjų darbų Kinijos įsilaisvinimo armijos ir žmonių ten dirbančių sukurti įvairius scenarijus ir juos įvertinti. Tai, žinoma, Taivano pati geografinė lokacija yra tikrai palanki Taivanui, būtent, kad tai yra sala, kad įsiveržimas būtų sudėtingesnis. Ir ta parama, kuri yra suteikta Taivanui, taip pat turi pritarti. Iš tikrųjų, jinai yra pakankamai reikšminga, galinti apsaugoti ir demotyvuoti Kinijos planus, juos apsunkinti. Iš kitos pusės, būtų abejonė, ir čia ir yra tas viena iš Amerikos politikos tokių esminių punktų vykdomų Taivano atžvilgiu jau daug metų, tai kad nėra konkrečiai pasakomas įsipareigojimas Taivano atžvilgiu. Yra sakoma, bus matyt, pažiūrėsime. Ir čia tas konkretus pažado nedavimas, jo neįtvirtinimas kažkokiais įstatymais ar kitokia forma ir nepasirašymas kažkokio alijanso, bendradarbiavimo ir panašiai, tai lemia, kad nėra iki galo aišku nei Taivanui, nei Kinijai, kas vyktų tokio scenario atveju. Ir Amerikos logika visame tame yra tai, kad tai ramina Taivaną savaip, kad jisai elgtųsi pragmatiškiau didžiosios Kinijos atžvilgių ir nesimtų žingsnių, kurie būtų itin provokuojantys ir lemtų konfliktą. Ir tuo pačiu Kinijai taip pat yra siunčiamas signalas, kad jūs nežinot, ko laukt, jūs galite planuoti vienaip kitaip, bet gausis dar trečiai. Ir tokiu būdu Kinija taip pat su tokiu dideliu klaustuku turi tą savo strategiją skurti. Tai Amerika būtent užimdama tokią poziciją, jinai bando atitolinti tą scenarijų ir konfliktą. Jeigu kalbėt tuomet apie Europą šiek tiek, iš tiesų yra tokio daugiau kontakto, daugiau vizitų ir susidomėjimo Taivanu per paskutinius kelerius metus. Tačiau ką Europa galėtų padaryti, jeigu įvyktų toksai konfliktas, ir aš šioje vietoje esu gan skeptiškas, nes Europa kaip tokia vėlgi neturi konkrečių pažadų išreikštų Taivanui. Europa neturi karinių pajėgumų, kuriuos galėtų mobilizuoti ir siųsti. Pavienės šalys galbūt galėtų jungtis į kažkokią koaliciją ir prisidėti, bet vėlgi kiekviena šalis galvotų atskirai ir skaičiuotų, ką iš to gali gauti. Žinoma, Europa galėtų įvesti kažkokias galbūt sankcijas Kinijai arba kitaip išreikšti savo nepasitenkinimą. Bet matydami, kaip buksuoja ir su kokiu sunkumu įsigyvena sankcijos prieš Rusiją ir turėdami omeny, kad Kinija yra dar stipresnis prekybinis partneris visoms Europos valstybėms, negu kad buvo Rusija, mums būtų sunku įsivaizduoti, kad sankcijos galėtų būti įgyvendinamos ir galėtų labai vėlgi demotyvuoti ir išgąsdinti Kiniją.
Tai Kinijai tai, kas vyksta dabar su Ukraina ir su Rusijos atsaku Rusijai, nesiunčia tokių labai stiprių signalų, kad jeigu mes Taivaną užpultume, tai būtų labai blogai mums. Ir čia tokia didelis klausimas pamąstymui mums, kaip mes kokią poziciją formuojame. Grįžkime gal truputį prie Lietuvos pabaigai. Matyti, kad žiūrėkite, mes įvardėjome čia tokį, nupiešėme didelį geopolitinį žemėlapį, tokiais ryškiais bruožais jį nužymėjome. Ir Lietuva šitoje visoje istorijoje geopolitinių dalybų ir svertų politikoje dalyvauja tik kaip vertybinės politikos propaguotojas. Tai yra demokratija, demokratinės vertybės. Mes bendradarbiavame su tomis šalimis, kurios palaiko vakarietiškas demokratinės vertybės ir jas vysto ir plėtoja, kolaboruojame su jais. Ir tie, kurie tokių dalykų nevysto, arba turime pragmatinius ryšius, jeigu sutinka tos šalis, arba jų beveik neturime visai. Todėl drąsiai pripažįstame Taivanį ir štai galime leisti savo susipykti, tiksliau Kinijai leidžiama susipykti, atmesti interesą, parodyti interesą, kad jie nebeturi intereso su mumis bendradarbiauti. Klausimas dabar yra štai koksai. Ar jūs štai, kai kalbame apie Jungtinių valstijų geopolitiką, tai ten labai aiškiai yra svertai. Yra daugybė svertų ir, pavyzdžiui, Japonija būtų svertas prieš Kiniją, arba, pavyzdžiui, kažkoks tai ten Japonija plus Australija svertas prieš Kiniją. Mesgi nedalyvaujame, kaip suprantu, šitoje svertų istorijoje ir galime gyventi tik tai kupini įvairiausių nuoskaudų arba baimių ir abejonių. Štai žiūrėkite, Vokietija neturi pakankamos ginkluotės, pakankamos kariuomenės, kad galėtų užtikrinti taiką Europoje. Ir tada mes lyg tampame Rusijos politikos įkaitę. Kaip jūs pats vertintumėt, Linai, Lietuvos užsienio politiką? Aš suprantu, kad tai yra labai bendras klausimas, bet mes akademikai galime sau leisti vertinti, įvardinti diplomatiją. Pliusai ir minusai. Kokius jūs pliusus matytumėte tokios aiškios vertybinės demokratinės politikos ir kokius minusus? Taip, iš tikrųjų, kai skirtingas valstybių dydis ganėtinai lemia pasirinkimus tų valstybių, ką jos gali nuveikti su savo užsienio politika, kokius išteklius turi. Ir mažas valstybės tuo metu pastato tokią poziciją, kad nei mes galime per įvairiausius galbūt ekonominius projektus ar naudodami kitokius išteklius kažką daug pasiekti, lyginant su daug didesnėmis valstybėmis. Ir tada tas įrankių dėžė užsienio politikos tampa pakankamai pribota. Ir vienas iš mažesniųjų valstybių, sena jau tikrai nenauja strategija, tai būtent tam tikras švelniosios galbūt galios labiau pozicija užimama, kuomet įsakomos vertybinės pozicijos ir jų pagrindu tuomet būriamos koalicijos, kurios gali sustiprinti mažesnių valstybių bendrą tą suminę tokią galią ir poveikį, kurios gali padaryti. Tad Lietuvos pliusas, kurį aš įžvelgčiau, tai ir yra, kad tie vertybinių klausimų pagarsinimas, jisai leidžia ieškoti ir kurti tas draugystės su panašiai mąstančiom valstybėm ir tokiu būdu Lietuvai jaustis reikšmingesnė ir labiau įsitraukti į tam tikrą didesnę bendruomenę, kuri lemtų galiausiai didesnį poveikį globaliais klausimais. Ir čia Lietuva, manau, tinkamu laiku ir tinkamoj vietoj tuos dalykus atlieka, nes pokyčiai, kuriuos mes matome tarptautiniuose santykiuose ir agresyvus elgesys valstybių, tai kaip niekad anksčiau iš esmės užryškina būtent šitų vertybinių klausimų svarbą ir kad jų pagrindu turi būti kuriama tarptautinė teisė ir reguliuojamas tarpvalstybinis elgesys. Savaip toksai požiūris gali būti ir naivus. Mes galime sakyti, kalbėsime mes apie tas vertybės, didieji žaidėjai pasaulio vis tiek elgsis pagal savo interesus ir pastumdys viską taip, kaip reikia.
Ir tas taip pat, būtų ir tas didysis minusas, kiek reali tokia būtent politika ilgesniu laikotarpiu. Ir ar už viso to neslypi tiesiog bandymas, prisiplakti, galbūt toks žodis gali būti, arba pasirodyti artimesniems šalia didžiųjų žaidėjų, kurie galbūt mus gali tuo metu pastebėti, įtraukti į savo tą artimesnį ratą ir tokiu būdu Lietuva užsitikrina tą geresnę padėtį ilgalaikėje perspektyvoje. Tai žinoma, aš turiu omeny Amerikos apeliavimą į Ameriką, kad pastebėkite mus, mes esame čia, nepamirškite mūsų, mes esame netoliese ir mąstome panašiai kaip jūs. Ir čia atsiranda ta dilema, ar mes tikrai nuoširdūs tose vertybiniuose dalykuose, ar mes tiesiog bandome labai sužaisti tą tokį realizmo politikos tą tokį žaidimą, kad taptume arčiau didesnių žaidėjų. Ir šita dilema, manau, labai sunkiai sprendžiama. Aš negaliu čia kažkokio recepto tokio pasiūlyti savo pozicijos. Ir, manau, esamomis aplinkybėmis aš vertinčiau tokią politiką kaip labiau teigiamą ir reikšmingą ir naudingą Lietuvai ilgesnėje perspektyvoje. Bet tuo pačiu, aišku, turėčiau pastebėjimų, kad ta politika nėra nuosekli ir čia jinai man ir sukelia tuomet abejonių, kad Lietuva galbūt žaidžia žaidimą, kad atsidurtų arčiau didžiųjų žaidėjų, negu kad laikosi labai 100% nuosekliai savo pozicijos. Ir čia kaip pavyzdžius galiu paminėti, kad santykiai ekonominiai ir politiniai mezgami ne tik su demokratinėmis valstybėmis pasaulyje. Ir Lietuva yra atidarinėja ir ambasadas, ir vizitai yra rengiami tikrai ne tik į demokratinės valstybės. Tad mes ieškome ir tų labai pragmatinių ryšių su šalimis, kurios ir pažeidinėja žmogaus teisės ir laisvės, ir kurios tikrai nėra vertinamos demokratijos indeksų labai aukštai. Ir tokiu būdu sukeliamos tokios ir savaip ir abejonės tie, kas gilinasi ir labai tikisi to nuoseklumo, ar tikrai mes esame tokie dideli palaikytojai visų tų vertybių, kurios yra minimos. Aš pabaigai, jeigu galima, tokį linksmesnį klausimą norėčiau užduoti. Reiškia, kuomet mes kalbame apie Japoniją, mes kalbame kaip apie karatė sporto šakos šalį. Kuomet kalbame apie Kiniją, tai ušu, konfu, tai chi, gimnastika. Kuomet apie Pietų Korėją, tai taekwondo. Ar jūs jaučiate, kad nuvykęs į Japoniją tokius kovos menų skirtumus jaučiate gatvėje ar bendraujant su žmonėmis? Nes, pavyzdžiui, Kinijos atveju man truputį iškyla klausimas, ar kaip toliau tęsti masinį tai chi praktikavimą griname ore, kuomet Kinijos didmiesčiai to gryno oro kaip ir seniai jau nebeturi. Reiškia, kaip jūs matot šitą? Įdomus klausimas, iš tikrųjų, čia galbūt panašiai Europoje mes galėtume sakyti, nuvykstam į vieną šalį ar kitą, ar tai futbolo šalis, ar krepšinio šalis, o gal dar kokia kita šalis, ar mes galim pastebėti. Atkreipus tam tikrą papildomą dėmesį, tikrai galime pamatyti būtent kovos menų išraišką tose valstybėse, kad ir Japonijoje metro važiuojant matosi, kad vežasi jaunimas tam tikrus, čia ne karate, bet kitų kovos menų įrankius ir matosi, kaip jį pakuoti ir galbūt būreliui priklauso kažkokiam klubui. Kinijoje, žinoma, labai tai čia matomas parkuose, praktikuojamas ryte, vakare, pagyvenusių žmonių. Tai tikrai tie ženklai yra egzistuojantys ir jie tikrai turi savo mėgėjų, savo fanų ir daro tam tikrą poveikį. Tai yra dalis filosofijos, labai tai yra ne tik sportas, bet ir mąstymo būdas, kurį perima tam tikrą grupę gyventojų. Žinoma, modernios yra labai šalys, labai besikeičiančios visos trys, tiek Korėja, tiek Japonija, tiek Kinija. Ir pakalbėjus tikriausiai su kovos menų specialistais, klubų vadovais, jie galbūt išreikštų tokią mintį, kad štai jaunimas jau nebesidomi tiek, kiek anksčiau. Bet
bet tikrai tai vis dar yra populiaru ir labai paplitę. Ačiū Jums labai, Linai, už įdomius geopolitinius svarstymus ir Jūsų brangų laiką. Ir tikimės, kad tai bus mūsų ne paskutinis pokalbis, bet ateityje tęsime juos. Ačiū labai. Ačiū, kad pakvietėt. Ačiū.